Ir kas ta meilė yra? Jūs žinot? Aš ne. Aš daug skaičiau apie meilę, daug klausiausi kalbų apie meilę. Nežinau, gal bandžiau studijuoti, kas yra ta meilė, bet negalėčiau pasakyti, kad žinau, kas ta meilė yra. Gal tai toks jausmas, kai būni su žmogum ir jauti pilnatvę. Kai nėra to jausmo, blemba, vat, aš čia su juo ar su ja esu, bet vis tiek galvoju, kad aš geriau nusipelniau, kažkur yra geriau, gal kažkur tikrai manęs vertas partneris vaikšto, negu su kuriuo aš čia dabar sėdžiu. Nežinau, bet aš galvoju, kad meilė tai toks jausmas, kada nenori keisti to žmogaus, tu nori su juo būti, kad ir kas su juo nutiks, tu pasiryžti su juo viską išgyventi. Tu žinai, kad tu turi būti ir kitaip nebus. Tai gal panašiai taip apibūdinčiau, kai iš tikrųjų gali atleisti, gali nepykti, tas pyktis toksai laikinas, gal sakyčiau, kažkiek tai, bet žiūrėk, tu ir atleidi tam žmogui, ne? Bet taip pat turi matyti, kad ir tam žmogui ne tas pats, kaip tu elgiesi. Žmogus turi matyti kitas, kad tarkim, aš irgi stengiuosi, kažką darau gero. Nežinau, ar meilė galėtų būti lygiavertė, kaip tas svarstyklių ženklas. Tu man, aš tau, tu man, aš tau. Abipusis ryšys gali būti, bet gal nesvarstykliškas. Tarkim, kiekvienas duodam tai, ką sugebam duoti. Arba dar geriau, kai tavo mylimasis arba mylimoji dievina kažkokią tai tavo savybę, ane, ir būna su tavim, tavyje nemato jokių trūkumų, nieko, tu taip pat nematai, atrodo, su to žmogum gyventum iki mirties. Čia tai turbūt tikra meilė, kada pasirenki žmogų, su juo pragyveni, pavyzdžiui, užtenka pragyventi daugiau negu 5 metai ir tu supranti, kad tu nori su juo sulaukti senatvės, kad tu norėsi matyti jo senstantį veidą, belekokį veidą, sergantį, nesergantį, laimingą, nelaimingą. Tu žinai, kad tu su to žmogum dalinsiesi viskuo ir kad tas žmogus tavim dalinsis irgi viskuo. Iš esmės kaip ir svarstyklės gaunasi, bet ir ne. Vieni sako, kad meilė turi būti vienokia ar kitokia, kiti sako, kad meilė turi. Aš manau, kad meilė neturi kažkokių apibrėžtų taisyklių. Meilė gal toks dalykas, jausmas, būsena, sakyčiau, kada tu nesitiki nieko ir sutinki kažkokį žmogų ir tave aplanko būsena. Iš pradžių gal tai aistra, bet kai aistra nurimsta ir ta būsena pavirsta į
kažkokią kitą geresnę, kada tu būni dviese ir suvoki, kad tu nestovi vietoje, kad tu tobulėji, kad tie santykiai žengia į priekį, kad jie nedegraduoja ir taip toliau ir panašiai. Čia tik mano asmeniniai pamastymai, šiaip iš tikrųjų iš mano realaus gyvenimo. Aišku, meilė neturi būti egoizmas, meilė neturi būti savininkiškumas. Mes negalim pasavinti žmogaus ir liepti kažką jam daryti, norėti, kad jis būtent elgtųsi taip arba kitaip. Žmogus nėra nuosavybė, mes patys laikini gyventojai šioje žemėje, kūnas mūsų šitas ir tai laikinas. Tai ką jau mes galim kalbėti apie kitus žmones. Ir iš tikrųjų tiek reikia daug laiko, kad suprastum tam tikrą žmogų, kad suprastum savo tą laikinumą, o ne, tu laikinai rūpinėsi savo kūnu, tu gimsti, žinai, kad mirsi ir norisi kaip kokybiškiau praleisti tą laiką, net šitoj žemėje, neįsikabinti į tos kažkokius tai standartus visuomeninius, pavyzdžiui, sugalvot ką nors, kaip aš kokybiškiau galiu praleisti man skirtą laiką šioje žemėje ir ką aš turiu išmokti, galbūt nebūtinai meilės. Ir sakoma, kad žemės aukščiausia nata yra meilė, bet aš tai vardinčiau kaip meną mylėti. Nežinau, meilė man tai kaip menas. Kada tu nežinai, kada užklups, nežinai, kas iš to gausis, bet yra tokia šauni būsena, kur tu nori būti su to žmogum ir kuo ilgiau džiaugtis tą būseną.